Ir žinot, tikrai labai simboliška, kad ši data praktiškai sutampa su įvykiais, kurie vyko prieš 690 metų, kada Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė laiškus į Europą tam, kad pristatytų Vilnių. Šiandien simboliška, bet galime tikrai drąsiai tarkti, kad su Google pagalba ir su Street View programos pagalba šiandien mes kreipiamės į visą pasaulį ir pristatome mūsų Vilniaus miesto grožį, taip pat istorinius paminklus, kad kuo daugiau žmonių pažintų Vilnių, pradžioje skaitmeninėme formate, o po to pirktų bilietą ir atvykti į mūsų sostinę, kad pasivaikščiotomis gatvėmis realiai. Keičiasi technologijos. Priminsiu, kad Vilnius pirmą kartą pristatė Vilniaus miesto žemėlapius prieš 10 metų štai taip. Ir tai čia buvo mūsų bandymas pakviesti turistus, kad jeigu kažkas pasiklysta, galėtų rasti nusipirkęs marškinėlius, kur jam reikėtų eiti. Taip, tai dabar nebereikia tokių dalykų. Yra Google Map, Street View Map programa ir be abejo mes periname visai kitą kokybinį lygmenį. Tikim, kad tai įvertins tiek Lietuvos vartotojai, tiek ir verslo atstovai, nes praktinių panaudojimo pavyzdžių iš ties yra labai nemažai. Keliautojai, nepriklausomai nuo to, ar jie būtų iš Lietuvos, ar jie būtų iš užsienio, viešbučiai, parduotuvės, restoranai jau dabar gali labai nesudėtingai ir nemokamai įsidiegti Street View savo tinklapiuose. Ir tokiu būdu suteikti galimybę lankytojams apsižiūrėti aplinką, pabrėžti savo lokacijos, pabrėžti savo architektūrinius ar dizaino sprendimų iškvietimus. Nekilnojamo turto portalai, agentūros dažnai įdiegia Street View prie skelbiamų objektų ir tokiu būdu sudaro galimybę vartotojams pasižiūrėti patį objektą, apsižiūrėti apylinkes, apsižiūrėti kaiminystę.